Sveiki, Bulgarija. Ui, vandens gavau. Ai. Dezinfekuoja tuos keliautojus. Kas čia žino, kokių ligų gali privežti. Kuras Bulgarijai €20. Nu, kaip sakoma, atvažiavom į savo tikslą. Bulgarija daugiau niekur nevažiuosiu. Nu, dar bananus reikia patikrinti. Kaip ten su bananai situacija Bulgarijai. Ir dar čia degalinė prabangi. Galvoju, palepinsiu savo sūnų. Kainos kol kas mane džiugina. Jeigu jūs manęs paklaustumėt, koks pirmas įspūdis Bulgarijos, tai Vaiduoklynas. Aš jau čia pravažiavau kelias valandas, pro miestelius važiuoju. Nu, labai keistas vaizdas. Vat iškart lyginant su Rumunijos tie miesteliai. Nu, gal čia dabar toks kelias. Nežinau, čia sakau, daug apleistų trobų. Man net ir dabar degalinį tiesiog sustojau. Ir ta apleista. Vat nežinau, kur mūsų tas kelias nuves. O aš toliau važiuosiu. Ir ta kalba jų, jie naudoja tai irgi kaip rusų kalba abėcėlė. Tai atrodo, kad čia viskas rusų kalba rusiškai. Tarp kitko, 2000 greitų metu. Labai gerai važiuojasi. Sutikau labai daug draugų. Reikia užsukti į parduotuvę. Tikiuosi, kortelę priimė. Pats nevalgau, bet šuns maisto kažkur rasiu. Neturi šuns maisto. Kažką galim iš tokių paimti. Čia žuvis. Is this like a meat, right? It's meat. I just want to get some food for dogs, you know. It is meat, no fish. It's not fish. This is fish. Oh, this is fish? No fish, like this. It's meat, like pig. Yeah, pig. Крю-крю. Yes? Yeah, it's my bad. No, it's big. It's big. Okay. And maybe you can give this one. This. Yes. No. Yeah, this one. I'm really surprised you speak English good. Yeah, it's good. I mean, in Bulgaria, it's like in the middle of nowhere you speak English, so that's wonderful. That's wonderful. Yeah. Up. Yeah. How did you learn English? I've been in England 3 years. 3 years in England? Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. You want to holiday or what? Yes, on holiday, road tripping, driving. Huh? Where? I don't know, maybe to Turkey, maybe somewhere. Yeah. Bulgaria, just, drive, and so. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Pažiūrėkit, kiek gražuolių radau. Nu? Na, draugeliai. Ir gerai, kad parduotuvė buvo. Gaila, neturėjau šuns maisto, tai paėmiau tiesiog, ką turėjau iš mėsos. Pavalgysim? Nebėra. Nu, mama tokia truputį piktoka. Nu, gerai, dabar kitą tai šuniukai gaus. Jau mama tu nejuokauk. Ne. Duok vaikam. Aš bandau ją nuvaikyti. Duok vaikam. Tegul vaikai valgo, nuvaikiau. Gerai, vienas vaikas ima. O Jėzau, kaip jie išalkę. Ne, nu tai jūs patrupatį vienam šitas. Šukšteliukas. Šitas. Nu, kad visiems užtektų. Nu gerai, mamai vieną duosim. Va, čiupk.
O, su šaukštu veikia. Tas nusineša iš vis skardinę. Va. Ne, tu jau per daug valgai. Man va tų rūčkių. Rūčkį imk. Šaukštą griebė. Nu, imk mamai. Tikiuosi atsakinga mama esi. Nu, sakykit ate dar. Dar vieną greitą. Ate bent keleivį. Ate. Jeigu pamatysit mus tokius vat kažkur kitur vaikščiančius, nepraeikit pro šalį. Pamaitinkit, duokit maisto. Mes alkani. Teisingai. Ikiukas. Nu va, kiek galėjau, pamaitinau. Ta mama irgi, tikiuosi, nepaleistuvė, ten yra mažylis visiškas. Tai labai tikiuosi, kad tas mažylis gauna iš jo dar pieno, nes jis ten vaikšto, mažylį negali duoti tokio maisto, nei dešrelių, nei ten tų konservų. Jis turi pieną gert. Čia ta parduotuvė irgi nieko neturi. Surinkau tai, ką turėjo iš tokių valgys, nevalgys. O kitas dalykas, taip, atrodo, kad viso pasaulio neišgelbėsi bent kažkiek, bent truputį to pasaulio. Ir čia toks miestelis, tai labai tikiu, kad bulgarai nėra tokie, kad visiškai likimo valiai palieka gyvūnus ir pamaitina. Jeigu šitą pataikysiu, tai Lietuva laimės čempionatą. Nu va, prognozės buvo mestos. Šitą dar įmėsiu. Gerai, nes nesiskaitė. Ta prasme, aš jau nebesuprantu, kas su ta Bulgarija yra. Čia tokie miestai, miesteliukai, aš nežinau. Gerai čia gal kaip ir, bet tiek visokiausių apgriuvusių tokių lūšnų visokiausių. Aš nežinau, ar žmonės čia gyvena, negyvena. Čia irgi. Aš net nebežinau, ko ir tikėtis iš Bulgarijos. Visi tokie miesteliai, čia kaimeliai sugriuvę. Labai pavargusi Bulgarija. Parodysiu aš jums Bulgarijos miestelius, kaimelius Nikolajevo. Ir pasižiūrim, aš sakau, man čia tie kaimeliai tokie, visiškai atrodo, ko gali tikėtis iš kaimelių, bet jie visi tokie apgriuvę. Visiškai labai prastai atrodantis ir ne vienas toks miestelis, kaimelis, kad ir kaip tu pavadinsi. Čia ar toks stilius, nestilius, aš nežinau. Ar čia galima pavadinti tas skurdas irgi, kaip atrodo tie maži kaimeliai ir kaip žmonės gyvena. Gal jie ir gerai gyvena, aš nieko nesakau, bet man tai labai atrodo, prastai. O. Čia irgi, langai išdaužyti, apleista ten. Magazin. Irgi jau nedirba. Langai pradaužyti. Ir čia nėra visiškai toks, kad mažas miestelis iš tikrųjų. O, Nyva stovi. Čia nukelia į kažkokį sovietmetį, aš nežinau. Tvarkingi ten nameliai, bet labai daug tokių langai išdaužyti čia. Čia iš vis atrodo nieks negyvena. Sėdi senjorai ir kvepuoja grynu oru ir ką tu jam. Čia irgi apleistas. Nežinau, jūs galite sakyti, tokį maršrutą pasirinkai, čia per kažkokius kaimus važiuoja ir taip toliau. Aš baigiu į centrinę Bulgariją atvažiuoti. Ir taip viskas ir atrodo. Kiekvienas miestelis, kaimelis. Čia tokia Bulgarija. Aš Bulgarijoje esu buvęs Sofijai, sostiniai.
ar Sofija, sakosi. Ir ten irgi labai liūdni reikalai. Nu, ta prasme, miestas kaip miestas, sostinė kaip sostinė, bet aš kai lankiausi, toks galvoju, čia su sostinė taip reikalų tokių liūdnų yra, kad jinai tokia, nu, trūksta kažko, tokio gyvybės judėjimo. Bet pravažiavau jau nemažai tos pačios Bulgarijos, tai čia vaizdas dar liūdesnis. Mano nuomonė. Jeigu yra gražių vietų Bulgarijoje, tai tikėtina aš jų nepamatysiu. O gal dar pamatysiu. Nu, gamta tai čia žaliuoja, nieko netrūksta, nu, bet vis tiek. Taip liūdnai labai nupiešiau Bulgarijos vaizdą. Nu, o ką? Sakau, kaip yra. Tai yra mano pusryčiai, pietus ir vakarienė. Sudegino tas sumuštinį. Visas svilės. Skonis svilėsiu. Labai blogai. Kaip ten yra tas posakis, nespjauk iš šulinį, iš kurio gal teks gert? Tai va. Čia nežinau, ta užžiga prie degalinės priklauso ar ne, bet sakiau, iš degalinės maisto nevalgysiu. Kaip apsisuko stalas. Bet sumuštinis pasakysiu, kaip Bulgarija. Skurdus. Nu, palaukit. Gal situacija pagerės, nežinau. Važiuoju ir tikėtina susimatom lovai, kai aš jau mėgosiu, nes čia, kaip sakoma, nieko neprivažinėsi, nieko neprifilmuosi, man dar valanda kelio, o tas kelias, žinot, koks bus. Skurdokas. Bulgarija. Aš tikiu tavim. Važiuoju, žiūriu, apleistas restoranas. Mašina irgi stovi kurį laiką jau apleista. Nieks netidaro. Va, sėdimos vietos, kur žmonės sėdi. Vasarnamis vienas čia. Čia irgi pažiūrėkit, kokia poilsio zona. Va, čia irgi vasarnami. Skalbimo mašina. Uždulkėjusi visa. Užrakinta. Tie vasarnamiai tai neatrodo visiški griuvėsiai. Įdomu, ko čia nebeveikia, nustoja veikt. Čia registratūra, restoranas. Vienas iš didžiausių pastatų, viešbutis, nu tai va, visi šitie nameliai. Šitie visi nameliai. Koks baseinas. Ir baseino baras. Ką tu, pažiūrėkit, koks baseinas. Ir netgi čia baro kėdės kaip padarytas, geras. Pažiūrėkit, baseinukė savo plaukiai, priplaukiai. Nu, vieną Long Islandą, barmenas, nenuskėsi. Dar vieną, ką tu čia? Nu, čia visiškai aukštos klasės restoranas, viešbutis, aš nežinau, kaip be pavadinsi. Ir baseinai, ir viešbutis, nameliai, restoranai. Ko eikt?
čia Bulgarija kažkada buvo aukštam lygio. Kas dabar pasidarė? Restoranai užsidarė, nieko nebėra. Atsikeliu su tokiu vaizdu, jūs pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkit, koks vaizdas. Nu, komunistinė pusryčių lėkštė. Kaip tu čia atrodai? Tai šis gigantiškas objektas buvo pastatytas paminėti komunistinės partijos 100 metų jubiliejų, galima taip sakyti. Kaip žinom, Sovietų sąjunga numėgo jinai pasirodyti save, kokia yra galinga ir didi. Ir Bulgarija per Antrą pasaulinį karą buvo okupuota Sovietų sąjungos. Tai buvo valdoma daug metų irgi komunistinės partijos. Tai va čia vienas irgi iš palikimų, na toks ateivių lėkštė, net pažintas objektas. Dažnai žmonės apibūdina. Viduje turėtų būti mozaikos, bent jau buvo, kurios vaizduoja komunistinės istorijos ir revoliucijos simbolius. Nenustepčiau taip pat, kad ir būtų Sovietų sąjungos simbolis, bent jau anksčiau, kiek teko matyti iš nuotraukų. O dabar įėjimas saugomas, yra, matau kamerą, tai nu jau sunkiai bepateksi į šitą pastatą. Kai žlugo Bulgarijoje komunistinis režimas 1989, tai paminklas tapo apleistas. Nežinau, tikėtina vietiniai irgi tą tokį ir pyktį parodė, nes buvo ir nekojamas tai Sovietų sąjungai, kad viskas, jūs išėjot, mums nebereikia nieko. Na, komunistinė vyriausybė, tai žinot, nacionalizavo pramonę, žemės ūkį, griežtai taip pat ribojo asmeninę laisvę tokią ir spaudą, viešą nuomonę. Tai šiai dienai Bulgarija turi irgi tą tokį istorijos pėdsaką iš Sovietų sąjungos, bet yra demokratiška šalis šiandien su va tokiu įspaudu komunistinės vyriausybės. Na, aš nepaskaitysiu viso užrašo, bet duodu laiko jums, pasižiūrėkit, paskaitykit, ką čia reiškia. Nu, bet čia bus tie tokie šūkiai, kur būdavo tokios motyvacinės kalbos, o kitoj pusėje užrašas toks. Irgi, šauktukas, su tavo šauktuku, kur pasakyt didingai, galingai savo frazę. Vaizdas tai vau. Čia toks bokštas su žvaigžde į viršų. Čia yra, matosi, stogas ir tokia salė, kur, tikėtina susirinkdavo komunistinės partijos nariai, turėdavo šventes savo irgi. Tai kiek matosi stogo gabaliuko. Ir man atrodo, jis visas toks kiauras. Ta prasme, šviesa eina kiaurai ir apšviečia tą visą salę. Patekau. Gavosi kaip gavosi. Sovietų sąjungos simbolis didžiulis ir užrašą turim. Čia taip išeina, kad susirinkimo toks buvo ratas. Čia galimai sėdimas vietos buvo. Ir kaip viskas atrodo šiai dienai.
čia pagal viską turėjo tvarkyt, restauruot. Nežinau, kiek čia tvarkė, nes, nu jau, kurį laiką čia nieks nevyksta. Kokios mozaikos. Čia koks vaizdas. Vos išėjau, įeiti yra viena, išeiti yra kita. Vau, vaizdelis tai ten viduje neblogas, tik tiek, kad laikas yra ribotas. Na, pagrindinė salė pamatyta. Jau nekalbu apie visas tas mozaikas. Nu, man pagal jų tos paminklus ir skulptūras, nu tikrai labai tas toks sovietmetis. Nu ką jūs norit tą sakykit, keistoka ta Bulgarija tokia. Bandysiu išvažinėti iš tos Bulgarijos link Turkijos. Link Turkijos važiuosiu dabar. Ką čia su ta Bulgarija? Bet trūko, kad dar Lenino paminklą pamatyčiau, tada tai išvis. Tada tai viskas Bulgarija, viso gero. Aš vakar tos posūkius iš to kalno naktį gaudžiau, jau buvo apie 10. Tai sudėtinga buvo. A kur jie važiuoja visi čia? Ryte, anksti? Kur? A tik ne pas komunistus? Į komunistinių partijų vakarėlį? Nu va, galiu jums parodyti Bulgarijos miestelį. Yra čia tų miestelių, va tokių gražių. Nėra taip, kad jau Bulgarija visiškai užmiršta. Nieko netrūksta miestelį. Gražiausia savo. Sustojau šiukšlių išmest ir aš jau nesistebiu, kad kiek Bulgarijai važiuoja apleistų restoranų. Va taip tiesiog važiuoja aikštelė apleista ir aš noriu apvažiuoti, nes man atrodo, čia gali važiuoti maistą užsisakyti. Nu, ta prasme, galėjai. Pabandom. Čia va įvažiuodavai. Čia meniu, pasižiūri, ko nori. Gerai, paimsiu vištienos tą sumuštinį. Sveiki. Vištienos kompleksas su negazuotu vandeniu prašyčiau. Kaip tai nedirbat? Aš jums duosiu toj nedirba, tokį kelią atvažiavau. Tada važiuoja ratą. Čia susimokė, kortelė grinais. Pip. Ir kur mano vištienos sumuštinis? Čia maistą atsiemam. Ir išvažiuojam. Aš jau nebesuskaičiuoju, kiek tų apleistų restoranų čia pakeliui pravažiuoju, visiškas griuvenas. Arba vat tokias dar pusėtinos būklės vietas. Daug. Nesu matęs. Bulgarija, man atrodo, viena iš šalių, kur kol kas daugiausiai matau tokių vietų, restoranų. O kelias tai lyg ir nėra toks, kad jau būtų nevažinėjimas. Lingburgo turėtų čia, oi, važiuoja ir važiuoja mašinos. Bendrakeleiviai papasakosiu apie kelių mokestį vinjetės. Tai Rumunijai pirkau, mokėjau 4 eurus
tikrai labai nedaug už savaitę, nes nuvažiavau link sostinės Bukarešto, tai tikėjausi, kad ten bus tų kelių matuoklių, kur skanuoja numerius. Slovakija irgi, dabar papasakosiu. Įvažiavau į Slovakiją, buvo fotoaparatas ir išvažiuojant. Pasiskaičiau, kad, ką dabar daryti, jeigu neturi vinietės. Tai iki vidurnakčio gali nusipirkti ir tada užsiskaito, kad tu turi vinietę. Tai jeigu kas pro Slovakiją važiuosit, pateksit į tą mokamą kelią, nes kaip aš patekau, ten nėra, kad visi keliai mokami. Tai iki vidurnakčio galite užsisakyti ir viskas bus gerai. O Bulgarija yra kosmosas. Kiekvienas kelias, matau fotoaparatą, kur skanuoja numerius, kamerą. Kiekvienas kelias atrodo. Kur tik nuvažiuotum, pagrindinis magistralė visur. Tai mokėjau už vinietę 7 eurus, virš 7 eurų. Irgi, man atrodo, be savaitę. Tai nėra didelės kainos, bet aš pasakysiu, kaip taip įvažiuoji, kelias dienas pravažiuoji tos miestus, šalį, į vėl į kitą važiuoji, tai dasideda į kelionės biudžetą. Bet reikia džiaugtis, kad dar kol kas tokios kainos ir aš moku mokestį kaip lengvasis automobilis, čia nesiskaito mikroautobusas, nes kategorija tokia, čia yra keleivinis, tai nemoku tikrai daugiau, moku kaip ir paprasti automobilio vairuotojai, tai pasakysiu. Ir man valanda kelio liko, iki Burgo. Gal burgerį papusryčiausiu? Kokį burgerį? Ne, nenoriu burgerio. Bulgarai nesiskiria nieko nuo rumunų savo važiavimo stilium, ypač lenkimo, nes aš kai matau pro veidrodėlį galinį, ateina labai didelį greičiu ir vietos yra pilnai apsilenkt. Ta prasme, vietos tikrai yra pilnai apsilenkt, bet davažiuoja didelį greičiu, taip iki galo atrodo, kad tuoj kabins tau kairę pusę šoną ir lenkia tada. Ta prasme, kodėl jie negali anksčiau pradėti lenkti. Rumunijai tas pats buvo, Bulgarijoje irgi tas pats. Dabar parodysiu, kaip aplenkti automobilį, kaip bulgarai lenkia. Kuo arčiau privažiuoji ir tada lenkia taip. Aš taip važiuoju, galvoju, kas čia pas mane cypia jau kažkur. Bet čia klausykit. Čia tie vabzdžiai, o aš jau galvoju, kur čia man čia jau stabdžiai cypia, kažkas liečia, aš jau galvoju, oi čia draugeliai kažkur pakeliai triukšmauja. Aš jau apie remontą galvoju, ką čia cypia kažkur jau negerai. Aišku, tas cypimas gal įtakos daug ir neturėtų, bet vis tiek turi žiūrėti, kur tokie pašaliniai garsai eina. O čia vabzdžiai pasirodo. Vabzdžiai tiesiog. Ir kaip sutampa, kai važiuoja, atrodo, kad tikrai gal kokia liečia kažkas ar dar, stabdžiai kokie. Bulgarijai, ką pastebėjau, jie turi policijos punktus. Žiūrėkit. Va čia yra namelis ir jie stovi po dešinę. Kokia prasmė, aš nežinau. Dabar visi jau žino, kad jie čia yra, kad jie čia ir bus. Į centrą važiuojam, į centrą. Pavalgyt laikas 12 valandų. Ui, plyta. Nu ir viskas. Nepravažiavau pro plytą, jau navigacija. Nebežinau, kur tu esi. Ai, grybena. Man į tą miestą įvažiavimas peilis yra. Nerandiniai, kur vietos prisiparkuot. O, čia į centrinę gatvę išėjau. Ledų tikrai nenoriu. Pamatysi, kokią vietą tiesiog užeinu, kad jau tiesiog pavalgyt. O, užeinam čia. Bulvės nupieštos, bulvių gausim. Norit bulvių?
Keptos bulvės. O. Pabandom? Pabandom. Va, kaip atrodo mano bulvė. Nu, turėtų būti skanu. Tai kaip visada skanaus ir jums. Tikrai nebūkit alkani, nežiūrėkit, kaip aš valgau ir ragauju. Su gėrimu sumokėjau didelę porciją 10 eurų. Su vištiena. Kuskusas. Ir kukurūzai. Nu, šiandien geresnės dienos negali būti. Tas bulvės dabar populiarios. Anglijoje mačiau ypač TikTok'e. Tas bulvės gamina, galvoju, norėčiau ir aš paragaut. Nežinau, Lietuvoje yra, nėra. Idėja. Idėja. Vat už idėją man prašyčiau pavaišint, jeigu kas nors atsidarinės tokį restoranėlį, užžygą. Žiūrinėjau paplūdimius, kur čia būtų galima nuvažiuoti ir skaitau atsiliepimus apie pagrindinį Burgas paplūdimį. Ten tikėtina žmonių daug, bet praėjo vienas atsiliepimas, viena žvaigždutė. Man buvo patiektas žalias burgeris. Geresnės vietos žmogus nerado parašyti atsiliepimą, ten tikėtina tų maisto įstaigų ne viena, bet žmogus po paplūdimiu atsiliepimu parašė, man buvo žalias burgeris, man tas paplūdimys buvęs, nebuvęs čia. O aš žiūriu, kad čia toks už miesto yra paplūdimys, kur galima su mašina nuvažiuoti, su busiuku nuvažiuosiu, draugiškas, sakykime, draugiškas transporto priemonėm, kur nereikia ieškoti parkingų, ten spėjai prie tų pagrindinių paplūdimių, tai jo. Bandau važiuoti ten, pažiūrėsim kokią situaciją. Aštuonis ryto, paplūdimys dar tuštokas, prisiparkavęs, tai va. Čia jūra, čia busikas, čia jūra, čia busikas. Laimonai, ar jūs juokaujate? Ačiū labai, kad prisidedat prie kelionės ir ačiū Laimonui, ačiū Rydas LT2294, kamerai ant alaus. Ant alaus bus, bet dėl kameros nežinau, ar užteks, ar liks. Ačiū. Miksas 793 link naujos kameros. Ačiū. Mame 123 full. Ačiū. Deimantas 47. Ačiū. Ir visiems ačiū, kurie prisideda prie kelionės. Nu ir Laimonai, čia pilnas bakas busikui, tai pilu pilną baką ir judam link Turkijos. Man patinka, kai žmonės parašo ant bandelės, ant kūro, ant kameros. Ir tas yra labai gerai, nes būtent ta jūsų parama ten ir nueina, ir nueis, ir pasimatys kelionės metu. Ir kadangi išreiškia žmonės norą prisidėti prie kelionės, įdėjau į aprašymą būdus, tai Patreonas galit litriuką ar 5 užpilt kūro į busiką, taip pat YouTube narystės. Ir ačiū Žilvinui, kuris prisijungė, vienas iš pirmųjų. Taip pat banko sąskaita ir neįsigaskit belgišką, paklausit, o tai kaip čia belgiška sąskaita, nes Belgijoje dirbau, Europarlamente, juokauju. Bet viskas tas pats, kaip su Lietuvos bankais, tiesiog įvedat vardą, ne turistas šiuo atveju, ir sąskaitos numerį ir veikia paprastai, kaip įprastas pavedimas. Tai papildomas lėšos, savaime suprantama, kad tai yra papildomi kilometrai ir tada neaišku, kada kelionė užsibaigs. Nes keliauju šiuo metu iš savo asmeninių lėšų, tai vis tiek kažkiek matau tą vaizdą, kur ir kaip bus galima kur nuvažiuoti. Nu, bet jeigu žmonės prisideda, nu tai tada, ką jūs mane kelyje amžinai laikysit, kelyje amžinai liksiu. Nu, kas nėra blogai, tai judam į Turkiją iš Bulgarijos. Valio. Nu, Bulgarijos įspūdis tai man nepasikeitė. Kaip įvažiavom, taip atrodė skurdi, taip ir aš išvažiuoju su tokia savo nuomonę, pavadinsiu. Ir, nu, yra tų didesnių miestų, gražesnių faktas, bet pasakau, kai anksčiau lankiausi sostiniai, tai man irgi ta sostinė nelabai paliko įspūdį. O bendrai Europoje, Europos Sąjungoje
statistikos sako, kad jo, Bulgarija viena iš skurdžiausių šalių. Rumunija gal dabar jau irgi, man atrodo, sąrašuose dar likusi tarp tų skurdžiausių, bet pakilo į tą tokį geresnį lygį. O dabar Vengrija aukštoj vietoj skurdo lygį. Nežinau, kas ten nutiko, bet Budapeštas tai ten gražus, Europos sostinė, tai ką tu nori. Nu, Bulgarija. Ar atsisveikinsim gražiai? Sveiki. Oi, hello. Just one person? Yes. This is a bus or... It's for passengers, not like a truck. It's M1 class. Yeah. They open? Yeah, sure. Thank you. Bye-bye. Sveiki, sako. Jaunuolis. Nu, nejuokaukim. Nu, turkai, tik neprisigalvokit man kokių nesąmonių. Nuėjau, antspaudą uždėjo, išlipęs iš mašinos. Ir dabar man užblokavo kelią, nieko negaliu padaryti. Čia tas patikrinimas savarankiškas. Pravažiuotum, stovi pareigūnai. Where are you going? To Istanbul. How many persons? Single. Single. Yes. Arabam olmaz. Atlatmış araba. Dabar suprantu, kaip vadina būsikus Turkijai, karavan. Čia gal nereiškia automobilis, karavan tai jau didelis reiškia.